prie lango prisirišus esu juostą išaudus. Prie ko? Prie lango? Prie lango kažkaip prisirišus ir... Nu kažkur užkabina tokia ir būna, kad... Ir čia apie save, taip pat kažkaip tai aš neatsimenu, kas dar yra, bet staklyčių neturėjau. Joj, bet tu kokios staklytės yra. Tai papasakokite apie tas juostas. Kaip jūs sugalvojat, kad aplink save ten yra technika tokia? Aš žinau, kad save apsijuosus ir va tokia juostelė. Tai dar ir turiu žalio, rudo ir palyginus raštelis visai gerai išėjęs. O tai jūs mokė kažkas ar jūs savarankiškai? Viduriniai. Ai, mokyklos laikais dar? Viduriniai jau. Ir kaip ten buvo, tai bet... Tai gal šokėja buvai, šokai gal? Tai šokėja tai buvau, bet Nu tai kai prie tautinių juostas tokias mes tai pirkom. A čia ne, čia ant kaklo pakabinama tokia išaudžiau. O jūsų mama, močiutė neaudė? Mano močiutė tai audėja buvo, tai kaip reikiant staklės, aš atsimenu, ten įlipdavau, tai užvydavo mane, kad aš jau nuspausiu ne ten irgi toks kaip prie mane. Tai o ką ausdavo močiutė? Ausdavo lovatėses, dar kažką tai nežinau, bet žinau lovatėse. Ką? Tautinius rūbus ne. Ne. Rūbams medžiagos neaudė? Kad ne. Užsakymus gauna. Aš pagalvoju, Bet močiutė tai tikrai turėjo, kokius žinau. gražius raštus išausdavo. Staklės kaip reikiant ir kaip dabar atsimenu, ten kažkaip taip paminė ir klank, čia tik tai šitas. Nu, o aš tą juostą tai atsimenu, ten turbūt mokytoja gal pamokino taip, kad apsijuoskite prie. O iš močiutės austi nesimokė? O iš močiutės ne. Yra žmonių atsiras, Nu, aš paskui mažai pas ją ir būdavau. Pati juostą kaip audžiau, tai mokinukė buvau. O ten tai jau tokia, va, žinau, tada įsiliekus ant senelio užkritau, užšokau. Šitą, žinau, barė mane. Va tokie vaikiški grinai prisiminimai, o tas staklės iš vaikiško prisiminimo atsimenu. O naudojat kažkur paskui, va taip, kad pasipuošt kažkur ar daugiau? Savo tam berniukui žadėjau atiduoti, kad paskui susipykom ir taip pas mane ir pasiliko tai juosta. Tokiam kaip ir vaikinui, ar ne? Jo, mokykloje jau paskui, jau parodžiau, aš žinau, jam pasigyriau, kad vat, numesgusi. Nu, tai man, vat, būtų gerai ir nežinau, ar ten per trumpai yra, ar kaip, kas ten, bet jau užsilikusi pas mane. Bet aš tą juostą vis pafilmuoju ir galvoju, va, mano darbas. O jūsų vardas koks? Alina. Ačiū, miela Alina, kad pasidalinot.